Kodėl taip nutinka, kad vietoj gražaus dūminio makiažo išgauname pandos akių efektą? Dažniausiai taip nutinka dėl to, kad tikimės greito rezultato ir pritrūkstame kruopštumo. Prieš keliaujant į vakarėlį su šiuo makiažu pasitreniruokite, nes gali tekti nusiprausti arba užsidėti juodus akinius. Užmaskavus zoną po antakių keliaujame link judriojo voko. Užsimerkim. Satininiu šviesiu šešėliu fiksuojame visą zoną po antakių bei akies lanką. Pasirinkus plokščią natūralaus plauko teptuką ir tamsią rožinę spalvą kontūruosiu akies lanką. Keliaujame prie rudo gelio ir jį dengsiu per visą blakstienų augimo liniją. Su kitu teptuku retušuoju grafiškas linijas. Tankiai dengiu gelį ant 1/3 judriojo voko dalies. Kita dalis voko yra retušuojama. Tad gelis apima visą judrųjį voką. Sekantis mano pasirinkimas yra juodas šešėlis. Juo fiksuosiu visą tą zoną, kurioje dengiau gelį. Tęsiame makiažą su tamsiai violetinė spalva. Ši spalva keliauja iki pat akies lanko. Su puriu teptuku sušvelniname perėjimus. Susitvarkius visą viršutinį judrųjį voką zoną po antakių keliaujame prie apatinės zonos. Pradedame nuo pat pradžių. Fiksuojame su šviesiu šešėliu palei visą apatinę blakstienų augimo liniją. Dengiame gelį. Gelis dengiamas prie pat blakstienų augimo linijos. Fiksuojame su juoda spalva ir tada pereisime į tamsiai violetinę. Su puriu teptuku ir tamsiai rožinė spalva sulyginame perėjimus apatinėje blakstienų augimo linijoje. Siekiant išgauti matinį efektą, užbaigiame makiažą laineriu bei tušu. Tačiau jeigu norisi spindinčių akių, siūlyčiau naudoti birius žėrinčius šešėlius. Ant judriojo voko centrinės dalies dengiu žėručius. Toliau keliaujame prie akies pravedimo. Padažome blakstienas bei pasiryškiname antakius. Lūpas siūlyčiau dengti kūno spalvos lūpdažiu.